Jūsų tiek daug. Džiaugiuosi, kad Viešpaties mums duotas adventas, atėjimas, mus visus kviečia iš tikrųjų budėti. Prieš savaitę čia vyko Kauno sakralinės muzikos mokyklos pačių saugiausių mūsų vaikų choro 2 dienos dirbome, repetavome, ruošėmės važiuoti į Vatikaną ir švęsime kartu su popiežiumi Pranciškumi naujus metus, jam draugė su kitais pasaulio vaikais giedodami. Ir viena mergytė, be galo judri, stebėjo, asmeniškai esu aš jai visų pirma direktorius, nes tai yra toji mokykla, kuri vadovauju jau 9 metai. Jinai mane stebėjo, sako, direktoriau, ar jūs tikintis? Direktoriau, ar jūs tikrai tikite? Sakau, tikrai, aš tikiu. Ir po 3 karto mergaitė sako, direktoriau, nekreipkite dėmesio, kad aš daug fantazuoju. Tai mano vidaus būdas, bet aš tikrai mačiau Mariją ir Dievo motina man kalbėjo. Mėlieji, kad vaikas prabiltų, jog išgirdo Dievo motiną, reikia, kad pamatytų jumyse ką? Tikėjimą. Nepraraskite savo vaikų didžiausios dovanos ir vaikai jums daug ko pamokys ir pasakys, tai yra nuostabus dalykas. Ir su ta mergaitė matėmės ir šią savaitę mokykloje, mes daugiau šypsomės, nes ji turi direktorių, kuris tiki. O jūsų kunigai tikintys? Žinoma, niekada nebejokite, niekada. Esame tikintys, o aš neabejoju jumis. Mūsų Vilkaviškio vyskupijoje vyksta testinė adoracija ir ši naktis buvo mūsų adoracijos. Nuo vakar 8 ryto iki šiandien šventų mišių adoravome Viešpatį. Labai džiaugiuosi, labai dėkoju tie, kurie užsirašėte. Nemaža dalis, daugiau negu pusė yra svečiai, ne mūsų parapiečiai. Tai yra mūsų choras, nuostabusis choras, kuris skyrė maždaug po 2 valandas adoracijos. Mes kalbame apie advento laiką. Mėlieji, advente reikia pabūti tų 2 valandų. Kada nors gyvenime pabūkite 2 valandas tyloje. Ir buvo gera matyti Rasą atėjo su savo sūnumi. Be galo gera buvo matyti, kaip Rasa apsikabino jau budinčią Editą. Po 2 valandų dar pusė valandos vyko toks tarsi atsisveikinimas. Ir kiekvieną iš jūsų tikrai labai džiaugiuosi, kurie čia buvote. Ši bažnyčia per visą parą užkaitinta malda. Mėlieji, ar žinote, kaip atsirado šis Viešpaties veidas šioje Dievo šventovėje? Tai yra paslaptis, tai yra tikinčio klebono paslaptis. O ta paslaptis labai didelė. Vienas berniukas, jam tuo metu berods buvo 4 metai, buvo konstatuota tikras kraujo vėžys. Yra metai, kaip tas berniukas gydėsi ir gydosi nuo intensyvaus šios ligos būvio. Ir tėvai kitų lydinčių dvasioje žmonių dėka gavo įkvėpimą. Mes norime padovanoti paveikslą. Berniukas yra iš Kauno ir Kaunas surado išlaužą per pažįstamus, atvažiavo, sakau, gal norite mums padovanoti statulą? Statulą padėsime ten, statulą padėsime ten. Ne, sako, mes norime padovanoti paveikslą. Aš supratau, kad mūsų bažnyčia pilna paveikslų ir realiai nėra kur vietos. Ir vakar budėdamas čia, kartu su jumis, adoracijų galvo Viešpatie, kodėl tu norėjai išlaužę ateiti su savo pačiu tikriausiu veidu, pagal Turino drobulę, kuo ištikimiausiai nutapytų Kauno garsių dailininko Mindaugo Juodžio. Ir mano malda kokia buvo. Atėjus čia prie šio veido, mes pirmiausiai prašome pas Dievą gailestingumu. Iš Dievo sakymas širdie atėjo toksai. Mano veidas yra čia tam, kad tau liudyčiau savo tikrą gailestingumą. Prie šio veidaus gaušte sakymą, kad Dievas tau tikrai atleido. Kad tavo gyvenimas gali būti su sparnais pakilėtas. Ir dar kita mintis.
Žvelgdami šį veidą ir būdami tyloje čia, taip pat atrandame labai antrą gerą žinią, tai Dievas tikrai mus myli. Dievas be galo myli. Mielasis brolis, sesė, tave be galo myli. Ir tokia gražioji senatvė kaip jūsų. Jūsų visos panos neužsigaus, kiek jums metų dabar? 85. 85, šaunuolis. Ką galėtumėte palinkėti jauniems žmonėms, kaip gražiai gyventi ir ką veikti, ko neveikti? Savimi ir tikėti Dievu. Šaunuolis. Ačiū labai jums ilgo amžiaus. Mėlėjai, visiems linkiu sulaukti šių gražių metų amžiaus. O adventas tegul būna mūsų kelionė. Ta kelionė truputėlį turi būti tyloje. Turi truputėlį būti ne tik tyloje, bet turi būti ir atidume. Mūsų jau miestai dabinasi eglėmis. Neminėkite žodžio kalėda. Yra kalėdų senelis. Už poros 3 dienų minėsime šventą vyskupą Mikalojų, tai Santa Klaus. Visi kalėdų seneliai yra būtent šio vyskupo dėka atsiradę. Ir mūsų eglės, kurios žiebėsi ir šiandieną žiebsis šiame miestelėje, tai yra amžinybės simbolis. Ir jeigu jūsų vedėjai eglučių uždegimo nepaminės Dievo vardo, nėra baisu. Jūs paminėkite. Kiekviena eglė, kuri uždegama, kur be būtų, ar Motinoj Maksimoj, ar mūsų miesto aikštėse, dar už poros 3 savaičių jos atsiras bažnyčiose, tai liudyti, kad Dievas ateina jūsų tarpą. Keltas minčių iš popiežiaus Pranciškaus sakyto 1 advento sekmadienio prieš 2 metus. Jėzus ragina nebijoti laikų pabaigos, o budėti ir melstis, kad tu pajėgtumei atsilaikyti žmogaus sūnaus atėjimo akivaizdoje. Jėzus tave drąsina atsitiesti, pakel galvą, nes kaip tik tuo metu, kaip atrodo, kad viskas baigta, Viešpats ateina mūsų išgelbėti. Drąsina jo laukti su džiaugsmu, net prispaustiems skausmo, gyvenimo krizių ar istorijos dramų. Budėti reiškia būti atidiems, žvaliems, nesiblaškyti, neleisti širdžiai aptingti, kad neišsivadėtų dvasinis gyvenimas. Tai reiškia saugotis, kad netaptume miegančiais krikščionimis, be dvasinio ryžto, karštos maldos, entuziazmo misijai, aistros evangelijai. Nebūti apsnūdusiais, viską darančiais iš inercijos, tampančiais apatiškais, abejingais viskam, išskyrus tam, kas mus tenkina. Pranciškus sako, budėjimo paslaptis yra malda. Jėzus juk sakė, visą laiką budėkite ir melskitės. Malda palaiko uždegtą tavo širdies žibintą. Ypač kai nusilpsta entuziazmas, jį vėl reikia įžiebti, nes sugrąžina pas Dievą į visko centrą. Malda pažadina sielą iš miego, jai leidžia atkreipti dėmesį į tai, kas svarbu, į tavo visą egzistencijos tikslą. Ir ragina popiežius net labiausiai užimtomis dienomis nepleisk maldos. Gali padėti širdies malda. Dažnas trumpų atsidūsėjimų kartojimas, pavyzdžiui, Viešpatie Jėzau, ateik. Dažnai per dieną kartokite šią maldą ir siela jūsų bus budri.